Kokie eteriniai aliejai padeda skatinti mūsų smegenų veiklą, gelbėja, kai vaikams yra sunku susikaupti ruošiant pamokas, studentams atsiranda nuovargis ilgai ruošiantis sesijai, taip pat tėvams dirbant protinį darbą. Pipirmėtė. Pipirmėtė mes daugelis žinome kaip eterinį aliejų, kuris padeda sunegalavus skrandžiui ar kai norime pašalinti perteklių parazitų žarnyne. Tačiau pipirmėtė yra vienas nuostabiausių eterinių aliejų, kai mums reikia paskatinti savo smegenų kraujotaką, susikaupimą, stimuliuoti smegenų veiklą. Todėl pipirmėtę vertėtų ne tik tai garinti arba vieną, arba drauge su, tarkim, baziliku ir rozmarinu. Taip pat galima tepti smilkinius toliau nuo akių bei kaktą. Bazilikas. Baziliko eterinis aliejus vienas seniausių ajurvedinių augalų, kurį verta naudoti, kai turime protinį nuovargį, kai esame išsekę, pavargę nuo didelio emocinio krūvio. Todėl bazilikas taip pat stimuliuodamas smegenų kraujotaką bei visapusiškai įkvepiamas ir per odą, ne tik tai per uoslę. Garinant garintuve, tepti kaktą smilkinius vertėtų šiek tiek atsargiau, jis gali šiek tiek kasti, kabutėse pasakysiu, todėl verta jį atskiesti, bet tai be galo vertingas eterinis aliejus skatinti smegenų veiklą. Rozmarinų eterinis aliejus daugelių moterų pažįstamas kaip pagalbininkas, norint atsiauginti plaukus arba sustabdyti plaukų slinkimą. Tačiau kai moteris daro kaukę ar tiesiai ant šaknų, ant plaukelių folikulų lašina rozmarino eterinį aliejų, jos daro dar vieną didelį darbą savo smegenų veiklai, jos skatina smegenų kraujotaką, tokiu būdu stimuliuodamos smegenų veiklą. Taigi turėkime šios 3 eterinius aliejus, garinkime juos arba visus drauge po 3-4 lašelius vandenyje garintuve arba tepkime smilkinius ir kaktą atskietus kokiu nors baziniu aliejumi.